Sveiki, mėly Elektrėnų savivaldybės gyventojai. Šiandien esu Elektrėnų seniūnijos pastate. Turėsiu susitikimą su seniūnu Antanu Šalkausku. Tema – kapinės. Artėja vėlinės. Ir pakalbėsime apie tai, kaip sekasi jas prižiūrėti, kokios yra reikalingos būtinos paslaugos. Sveiki, mielas gerbiamas seniūnė. Lankomės Elektrėnų seniūnijoje. Aš būsiu korespondentas, žurnalistas Robertas Šarknickas. Kadangi artėja vėlinės, mūsų klausimas, aišku, susijęs bus su kapinėmis. Noriu paklausti, kaip jums sekasi, gerbiamas seniūnė, atsidoroti su darbais, kurių tikrai užtenka kiekvieną dieną? Darbų kiekis yra didelis. Ne visus darbus mes, aišku, nudirbame. Gyventojų akimis galėtumėm ir daugiau galbūt padaryti, bet stengiamės atliepti lūkesčius gyventojų ir kiek leidžia mums finansinės galimybės, kiek leidžia ir galimybės atlikti tos darbus, stengiamės juos atlikti. Aišku, visada yra vietos tobulėjimui. Be abejo. Ko gero žmonėms visada, kiek yra žmonių, tiek rūpesčių ir tiek džiaugsmų ir panašiai. Gerai, tai mes tada galim žygiuoti prie klausimų ir prieš tai aš noriu padėkoti Elektrėnų savivaldybės, Elektrėnų seniūnijos žmonėms, kurie užduoda Elektrėnų kronikai klausimus. Juos mes perkelime čia ant lapo. Ir vienas iš pirmųjų klausimų yra, kiek šiuo metu yra kapaviečių Sabališkės kapinėse ir kiek jų dar likę laisvų. Mes turim Sabališkę suskirstytas į 16 kvartalų, tai pas mus pagal kvartalus eina. Tai daleiskim, S1 kvartalas 857 kapavietės yra užlaidotos, laisvų nėra. S2 kvartalas užlaidota 1091 kapavietė, laisvų vietų nėra. Čia mes kalbam apie senasias kapinės. Kvartalas toks yra A po to, tai 68 kapavietės, laisvų vietų nėra. B. Užlaidota 121, laisvų vietų nėra. C. Užlaidota 90, laisvų nėra. D. Užlaidota 105, laisvų nėra. E. Užlaidota 99 kapavietės, laisvų nėra. F. Užlaidotos 88, šiame kvartale yra neužlaidota 19 vienviečių kapaviečių. Mirštamumo skaičius augantis. Kartais mirčių turime po 2-3 kartus daugiau negu registruota gimstančių. Ir tikrai labai augantis yra, didėjantis. Čia turbūt visos Lietuvos šalies problema yra. Supratau, kadangi tų laisvų vietų nėra, girdžiu, nėra, tai ar planuojamas pats kapinių plėtimas, ar naujos teritorijos? Taip, jos yra dar mes turim vietos vadinamos naujoje dalyje. Tenais yra plečiamas, mes kada užlaidojame, atsižymime, anksčiau būdavo matuojamas su paprasčiausiu metru, kadangi yra įstatymo nustatyta koks vienvietės kapavietės matmenys ir šeimininis kapavietės matmenys. Tai jeigu vienam kapui tai vienvietės, tai daleiskim 1,5 ant 2,5, o šeimos 7 kvadratai tai yra 2,8. Ir mes tada tuos kvartalus turime taip, matome, artėjame prie vienviečių pabaigos, įvedame kitą kvartalą vienviečių kapaviečių. Jeigu matome, kad artėjame prie šeimininių kapaviečių kvartalo pabaigos, mes tada atmušame naują kvartalą, darome naujas takus, ir tada jau didiname tą šeiminių kapaviečių skaičių laidojimui skirtų. Tai mes visą laiką, jeigu taip, tai šiai dienai yra užlaidota 2615 kapaviečių, įskaitant kolumbariumą. Kolumbariumas yra. Yra kolumbariumas, statėm pirmiausia, tai patys pirminė, kur nebuvo savivaldybė jo. 45 vietos buvo. Tam kolumbariume, jisai yra tikrai... Buvo, sakote, tai dabar jos užpildytos. Nė vienos nėra laisvos. Matote, čia yra labai toks įdomus, subtilus dalykas. Kadangi pradžioje buvo mokama, aš dabar neatsimenu sumų, ten pagal tarybos sprendimą buvo. Tada jos lėčiau buvo. O kada panaikintas mokestis, jos užsipildė labai greitai. Tas kolumbariumas.
Tai vat, iš tos nišose yra iš viso palaidota 48 urnos, o 45, nes kadangi ten buvo šeimininis irgi skirtos, tai galėjo ten ne vieną laidoti. Gerbiamas seniūne, aš noriu paklausti, kadangi yra ir vienišų, yra, na taip jau yra, kad yra turbūt vienos kitos giminės, kur jau nebėra giminių, nieks nebeprižiūri, tos kapelius prižiūri, ar tai seniūnija, ar tai samdoma įmonė? Ne, mes nesamdom jokių įmonių, mes prižiūrim patys ir mums padeda Raudonas kryžius. Raudonas kryžius? Taip, ir Išties gerumo ranka. Yra tokia organizacija pas mus ilgai veikianti. Kiekvienais metais jie padeda sutvarkyti neprižiūrimus kapus. Reiks būtinai pas juos irgi nuvažiuoti. Jo, tikrai labai. Išties gerumo ranka jau labai senai veikia, gal buvo pavadinimas pasikeitė, bet šiai dienai tai Išties gerumo ranka. Raudonas kryžius irgi labai aktyviai įsijungia į šitus dalykus ir jie tikrai talkina su jaunimu. Aišku, na, gamtoje yra tokių kaip ir stichinių bėdų, nelaimių ir panašiai, audros, lietus, perkūnija, kur kartais ima ir nulaužia medžius. Kaip dažnai ta atliekama priežiūra po tų įvykusių nelaimių, kiek pati seniūnija tame dalyvauja, prisideda prie pagalbos žmonėms. Na, vat nulūžo medis ir bėda ir ką daryti ir per kiek jūs laiko greitai sureaguoti, sutvarkoti. Yra, kada savivaldybėse ar seniūnijose samdomos įmonės prižiūri kapines. Mes nesamdom nieko, mes prižiūrim su savo jėgomis viską ir patys tas kapines eksploatuojam ir prižiūrim. Nuo šiukšlių išvežimo iki tvarkymo visų darbų, nuo vandentiekio. Jums darbuotojų netrūksta? Mums darbuotojų mes turim tokius... Aš turiu tokį ūkinį savo padalinį, kurį įkurtas buvo jau nuo pat pradžių ir aš į tą padalinį remiuosi ir jisai tikrai, na, sutaupo labai daug lėšų. Ir aš jums kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu mes kažkada samdėm, reiškia, vadinamų atliekų išvežimui įmonės, kurios teikia paslaugas, tai šiai dienai mes sutaupom, na, turbūt kokių, nenoriu taip dabar tiksliai, aš gale metų galėčiau sumas, aš kitų metų ataskaitas turiu pasakyčiau, bet dabar nepakėliau tam reikalui. Tai mes apie 100 000 turbūt arti šito skaičiaus. Kas tie darbuotojai? Per užimtumo programą būna darbininkai, bet pas mus seniūnijoje dirba 5 darbuotojai, darbininkai. Tai jie turi kvalifikacijas nuo traktorininko pažymėjimo iki vairuotojo profesionalo. Tai žmonės gal... Dirba jie pagal sutartį? Pagal darbo sutartis. Etatas ar... Pagal etatus. Ir mes dar tvarkome ne tik kapinės patys, mes dar tvarkom ir dalį viešųjų erdvių ir panašiai. Aplinka. Irgi tai duoda mums tam tikrus rezultatus, nes biudžetas ne visada gali atliepti lūkesčius. Nu taip, suprantama. Tai yra taip. Tai vat, kas yra dabar apie audras? Tai jeigu yra stichinės nelaimės kažkokios, pas mus nebuvo sudaužytų kapų paminklų. Turbūt dėl to, kad medžių mažai. Ne, medžių pakanka Sabalčių kapinėse. Yra labai problematiška, kadangi ten buvo prisodinta berželių, jie išauga didelius medžius ir panašiai. Ir žmonės, kada stato paminklus ir panašiai, paima, nukapoja, jos blogai, negali įbetonuoti, įleisti pamato šaknis. Po to tie medžiai savaime darosi pavojingi. Ir taip pat žmonės labai įdomiai, kada mažas medelis, problemų nekelia. Kada pasodinam tują arba eglutę į kapavietę, kada jau čia yra atsakomybė savininko, kapavietės, pasodina į tenais, o kada jinai išauga, tai patampa problema seniūnijos jau. Nes kadangi žmonės... Į perspektyvą nežiūri. Jo, tada, kada pasidavina ir jinai 5 ar 6 metrų ir kartais visai ten ir dar didesnės, yra dar ir didesnių. Ir tada patampa, kadangi ateina su prašymu ir tada patampa jau mūsų problema. Nors iš tikrųjų galėtumėm sakyti, kad tai nėra mūsų problema. Turbūt reglamentuoti reiktų per tarybą, kad... Yra palaikų laidojimo įstatymė, viskas yra pasakyta. Bet tai yra, kaip dabar
sensta, kiekvienas šeimos sensta, žmonės palaidoja, lieka vienas, kuris jau solidaus amžiaus žmogus ir kada ateina su prašymu ir kada kaimynas skundžiasi, kad ten jau tas medis jau virsta į tą kapavietę, ta šeimos likęs ten prižiūrintis kapavietę, negali patvarkyti, tai mes tos medžius prevenciškai mes žiūrime į medžių šalinimą ir genėjimą. Tada mažina audrų atvejų, blogų tokių atvejų skaičių. O Gerbiamas seniūne, aš kaip žurnalistas suprantu, kad tai yra darbo įrankis, jūs galite atsiliepti ir kalbėkitės. Aš klausau. Labą dieną. Vituk, sakyk, nes pas mane korespondentas, tai nelabai galiu kalbėti. Gerai, dėkui vėliau. Vitukas su rūpešiais arba... Jo, su savais tenais. Gerai, tai mes tada stengiamės bent jau per darbo dieną pašalinti. Per darbo dieną? Taip, per darbo dieną, kadangi aš turiu tuos darbuotojus. Aš juos nuimu nuo kažkokio kito darbo ir metu į kapines. Ką mes galim... Ką mes galim padaryti patys, bet būna tokiu atveju, kai reikia bokštelę. Jeigu samdytumėt įmonę, tai dar reikia tą padaryti popierius, kad skelbėte, reikia atlikti. Visiškai teisus. Visas tas biurokratija. Bet tada, suprantat, kartais būna tokių atvejų, kai tu, pavyzdžiui, nevedai, mes bokštelį neturime, kada jau reikalingi aukštalipiai, kai šakai strigus ir iš savo žmonių negaliu užkelti į tam tikrus aukščius. Aš iš karto einu, kadangi vienas nuo kito klausimai kaip ir labai yra tokie panašus žmonių užduotų, tai prie 14 klausimo, ar galima kapavietę rezervuoti iš anksto ir kokia tvarka tai vyksta. Vat noriu. Iš ankstinių kapaviečių rezervacijos nėra, nes neleidžia įstatymas. Palaikų laidojimo įstatymas to neleidžia. Nes būna, kad matau kartais parašyta ant antkapio dar žmogus gyvas ir jau parašyta į priekį, aišku, vienas stulpelis tuščias ir laukia savo... Šeimos kapavietėse taip. Kada laidoja, pavyzdžiui, žmogų ir žmonės žiūri į priekį ir ima šeiminę kapavietę. Neima, o parašo šeiminės kapavietės, jie laidoja, daleiskim, šiai dienai žmona, vyras. Kaip pavyzdį tik sakau, čia nelabai malonu apie tai kalbėti, bet taip yra gyvenimas. Tai tada jisai jau turi vietą. Tai šeimos kape gali. Taip. Bet jau atskiram, kur nori, pasidaro, nusiperka, būna, kad nusiperka. Tik privačiose. Privačiose tik tai. Taip. Valstybiniai yra, pas mus griežtai mes laikome šito, kad nebūtų nesusipratimų. Pavyzdžiui, yra kvartalas ir žmogus norėtų jo šeima, artimieji palaidoti per vidurį tuščio kvartalo. Gal ten kalniukas, kad ten, pavyzdžiui, buvo toks vienas prašymas, kad Elektrėnai matytųsi. Koks romantiškas žmogus, jo. Kaip Jonas Biliūnas nuo kalnų. Tai tada tenka atsakyti. Ir labai būna kartais konfliktinių situacijų, kodėl aš noriu ten, pavyzdžiui, pas mus viskas iš eilės yra, viskas per programą ir jokių kitų kompromisų nėra. Vis tiek tvarka. Tada nėra tų tokių, visi supranta, kad mes visi kapinėse, bent jau toj vietoj lygus. Pradžioj minėjau kalbos, kad yra žymių žmonių istorijoje nusipelniusių Elektrėnų krašto žmonių, kaip jų kapavietės yra prižiūrimos, kiek dalyvauja galimai ir paveldas, ar jisai yra paveldinis ar ne? Taip, koplyčia yra mūsų, jai buvo daryti išorės remontai, ten yra tokia skulptūra Skausmo vyras, tai mūsų meras gerbiamas Kęstutis Vaitukaitis kažkada labai su mūsų monsinjoru Jonu Sabaliausku ir garbės piliečių, mes tą koplyčią rūpinamės ir ją išorę atremontavom ir tą figūrą, ar kaip čia Skausmo vyras, jinai vadinasi. Tai ją pakeitė, išdrožė skulptorius nes kadangi jinai buvo jau avariniai būklėje, o ją pačią restauravus, jinai atsidūrė mūsų bažnyčiai. Tai vat tokia yra. Tą koplyčią prižiūri seniūnija, mes viduj koplyčios bandome ieškoti su mūsų paveldosaugininkų specialistų
investicijų bandėm, kad norim, ten yra piešiniai. Yra ta, kaip atidengti, ką, bet labai restauracija, mes žinom, kokios tai yra kainos ir kaip tai yra projektai daromi ir kaip tai tas procesas vyksta. Norėtumėm ne tik išorę turėti tvarkingą, bet ir vidų. Na, ko gero, jums teko gyvenime bendrauti, susitikti ir su garbės piliečių Noreika? Teko ir kūrėsi savivaldybė. Tai teko labai daug bendrauti ir po to bendrauti. Ir aš neturėdavau problemos, kai gerbiamas mūsų amžinatilsį Noreika buvo direktorius Lietuvos elektrinės. Tai skambutis bet kada, bet kur ir mes susitinkam kada ir kur reikia. Ir nebūdavo statomas eilę pasikalbėti, kažkokias problemas spręsti. Mes kartu, gerbiamas Vaitukaitis pirmasis mūsų meras ilgalaikis ir gerbiamas amžinatilsį Pranas Noreika garbės pilietis, mes kūrėme Elektrėnų herbą, Elektrėnų vėliavą visi. Ir netgi, kaip šiai dienai monetų kalykloje stovėdami kūrėme merų grandinę. Tuo metu reikėjo simbolių, reikėjo to, mes šventinom herbą, vėliavą ir tada iš bažnyčios į Ledo rūmus. Ledo rūmuose mums gerbiamas prezidentas Lietuvos Adamkus įteikė. Tuo metu aš vedžiau tą pats renginį, buvau scenoje, taip. Na, žinote, dabar jūs sukūrėte naują temą naujai laidai. Tai tikrai... Čia mes nukrypom turbūt nuo temos. Bet taip priešasi į vienas mazgas. Tai pabaigai, kiek girdžiu iš Elektrėnų gyventojų, negirdėjau jokio blogo žodžio. Tai kas per asmenybė? Taip trumpai. Asmenybė galbūt viduje sudėtinga, bet labai atvira ir labai geranoriška ir visų suprantančių, jis žmogus statybininkas. Jisai statė miestą, jisai suprato, jo žmonės, jisai su jais dirbo. Jis neturėjo jokių tokių, kaip pasakyti, viduje kažkokių problemų, kad pasikalbėti su žmogum gatvėje, paspausti jam ranką, sustoti prie bet kokio žmogaus. Visiems linkiu ramybės, susitelkimo šventąją dieną. Aš prisijungdamas prie gerbiamo mūsų korespondento žodžių palinkėčiau visiems tas dienas ramybės, visą kitą ir visą laiką ieškoti kompromiso. Visą laiką ieškoti sprendžiant problemas kompromiso. Ne pykytis, ne vienas kito juodinimas ar panašiai, bet kompromisas. Jis padeda spręsti daug problemų, greičiau, paprasčiau ir visiems prieinamais būdais. Tai visiems ačiū labai už. Ačiū Jums. Labai gražus palinkėjimas, būkite sveiki.